Noriu irgi pabandyti. Reikia, taip dabar reiktų paspausti iš viršaus. Vat. Ir spėjimo būdu reikia patraukti viršų, jeigu visas bus. Ne. Va, gerai, liko. Va, liko viskas. Ai, jau, specialiai čia. galvoti, kad nereiktų po to ten skrapštyti rankomis. Čia išsiema, ne? Jo, Kažkaip. po to jau reikia panaudoti šiek tiek jėgos, kad ją iš tenais ištraukti. Tai jūsų darbas yra ir mokyti mokinius, ir gadinti mokyklos automobilius. Gerai išgirdau. Čia jau taip griežtai parašyta. Sutvarkome, sudedama pagal dydžius įvarės po darbą. Arba neliečiame. Sveiki, šitą gražią ir saulėtą dieną kartu su laida Ar galiu užeiti, kviečiu pasibelsti į Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos duris. Keliaukime. Sveiki. Labadiena. Ar galim užeiti pas jūs į mokyklą ir ar galit pirmiausia turbūt trumpai pristatyti, kur mes čia pakliuvom? O jūs pakliuvote į sektorinį praktinio mokymo centrą Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklą. Tai viena iš didesnių mokyklų ruošiančių Lietuvoje transporto priemonių remontininkus, transporto priemonių elektronikus ir automobilio kėbulo remontininkus. Tai mes turime puikią, nuostabią bazę, puikius mokytojus ir visą reikalingą informaciją, kad paruošti puikius specialistus ir jūsų, ir kitų klientų automobilius aptarnauti, prižiūrėti techniškai ir atlikti kokybiškas paslaugas. Tai mes jau čia vos užėję pajutėm ir nuo tos visos erdvės, kad čia jau tokių paprastų auditorijų mes nepamatysim ir čia auditorijos yra tikrai kitokios ir specifiškai pritaikytos jūsų mokslui. Tai gal iš karto ir keliaukim ir pažiūrėkim, kaip jos atrodo. Tikrai taip. Aš kai įėjau, tai tikrai atrodė, kad čia yra tiesiog įprastas servisas automobilių, bet aš dabar matau, kad čia yra keli ir suolai ir kėdės, tai truputėlį kažkas vyksta į paskaitas panašaus. Automobiliai, iš kur jie? Čia jūsų automobiliai, čia studentų, mokinių jūsų automobiliai? Taip, tai dirbtuvėse yra keli suolai ir kelios kėdės, bet čia pagrindė yra naudojama tam, kad pravestų tokį bendrą instruktažą. Kai mes ruošiamės kažkokiam tai praktiniai užduočiai arba kai naują kažkokią tai temą įmam, nori mokytojas pristatyti tos sistemos, sakykime, veikimą, tam tikrus inžinerinius sprendimus toj sistemai, tai yra reikalinga ir multimedija, šiuo atveju televizorius, lenta ir mokinių dėmesys. Tai mes susitelkiam, apsitariam tos dalykus ir tada išsidalinam. Dažniausiai darbas vyksta grupelėse, mažose, po 2, po 3 mokinius, bet vėlgi būna, kad mokiniai ir individualias užduotis atlieka. Pagrindę praktikuojame su mokyklos turimais automobiliais, jų yra apie 20 vienetų, skirtingų naujesnių, senesnių ir tai yra skirtingų markių automobiliai. Mes nesikoncentruojam ties kažkokio vieno gamintojo, sakykime, automobiliais, mokam remontuoti visus automobilius. Ir mokiniai atlieka tas užduotis, kurias yra mokytojas paruošęs iš anksto, sugadinęs tą automobilį ant mokomųjų automobilių, bet kaip motyvacinę priemonę mes taikom tokią galimybę jiems pasiremontuoti ir savo automobilius. Aišku, ta galimybė atsiranda tik tada, kai yra atliktos visos mokytojo numatytos užduotis. Tai jiems yra papildomas stimulas, motyvacija greičiau padaryti tai, ką numatęs mokytojas pagal programą, kad liktų laiko daugiau savo automobiliams pasiremontuoti. Nes įrankiai yra, informacinė bazė yra, mokytojų patirtis yra ir reikia tik tai mokiniams lavinti savo įgūdžius būtent šitoje srityje.
Tai jūsų darbas yra ir mokyti mokinius, ir gadinti mokyklos automobilius. Gerai išgirdau? Taip, jūs teisingai supratot. Tai jeigu pamokos prasideda 8 ryto, mokytojas savo darbą pradeda 7 ryto, nes jis turi pasiruošti pamokai, jis turi suvaryti automobilius į klasę, paruošti tas užduotis, tai reiškia įvelti gedimų, sugadintos automobilius, kad vėliau mokiniai atėję į pamokas turėtų ką visą dieną daryti. Gerai, ką mes čia matom, to auditoriją truputėlį apeikim, kas čia matosi. Ir čia už mano nugaras yra tokia darbo vieta, pavadinkim, kuri yra skirta kompiuterių valdymo blokų remontui. Yra nemažas arsenalas įvairių detalių, kurios yra pažeistas vienaip ar kitaip. Jos buvo išdefektuotas automobiliuose, pakeistos čia tų pačių mokinių. Ir čia periodiškai irgi vyksta tas mokymasis, kai jie išmoksta nuimti, pakeisti detalės nuo plokštės, ten yra litavimas karšto oro būdu ir panašiai. Tai yra tokios technologijos, kurias jos yra populiarios šiai dienai automobilių servisuose, nes, kaip žinot, šiuolaikinė mašina tai yra sudėtingas mechatroninis įrenginys ir norint tą mašiną suremontuoti, diagnozuoti teisingai, reikia pakankamai daug žinių ir įgūdžių. Ir jau nepakanka vien plaktuko ir kalto, reikia mokėti ir tos precizinius įrankius valdyti, mokėti atlikti matavimus, teisingai interpretuoti gautas reikšmes, kad išgryninti tikrąjį tą gedimą ir sutvarkyti. Taipogi čia yra ir įranga, kuri skirta valdymo blokų programavimui. Jie mokosi, kaip klonuoti valdymo bloką, kaip, sakykime, iš kito automobilio tą valdymo bloką pritaikyti šitam automobiliui, kad jis būtų pripažintas ir veiktų tinkamai. Tai čia mes išgirdom čia atėję, kad automobilis yra gerokai sudėtingesnis jau, negu buvo dar prieš, 30-40 metų. Prieš 20 metų buvo visai kiti standartai, kai aš pradėjau savo veiklą. Taip, tai dar buvo galima ir dar dabar dauguma turi savo garažuose tas duobes, pasitaisydavo patys, nereikėdavo nieko labai kažkokio stebuklingo. Šiai dienai, norint pasikeisti šiuolaikinio automobilio stabdžių trinkeles, reikalingas yra diagnostinis įrenginys, kurio pagalba tu pasakai automobiliui, kad keičiamas bus trinkelės ir jis ten elektroninį rankinio mechanizmą atleidžia ir po to jį suveda. O jau jeigu šnekam apie automobilius po 2020 metų, tai reikalinga yra autorizacija, kad Volkswageno serveris sužinotų, kaip pavyzdys Volkswageno serveris, kad Vitalijus kažkur keičia tam automobiliui trinkeles. Tai reikia tiesioginio ryšio per internetą su to automobiliu ir Volkswagenas žino, kad aš šiandien čia ir dabar keičiu trinkeles konkrečiai tam automobiliui. Jau ateityje nebus, ko gero, to anoniminio tokio remonto, kai kažkas kažką padarė, viskas bus kontroliuojama. Dabar jau atėjome į tą auditoriją, kur tvarkomi varikliai. Tai jau jaučiasi truputėlį ir kvapas, ir čia studentam vyksta pamoka, aš suprantu, mokiniams vyksta pamoka. Tai vyksta pamoka, šiuo metu vyksta užsiėmimas susijęs su variklių techninė priežiūra ir remonto. Kiek aš matau dabar pagal tematiką, kas yra numatyta šiai dienai, mokiniai mokinasi, kaip tinkamai nuėmus tam tikras automobilio variklio apsaugas atlikti tam tikrų elementų keitimą. Pradžioj darbai tokie vykdomi ant maketų, realių variklių, bet neveikiančių. Tada sekantis etapas vykdomas prie tikrųjų variklių, kurie turi visas reikalingas sistemas. Čia ko nėra, tai nėra kėbulo, apšvietimo sistemų, matot, nei ratų, nei kitų papildomų agregatų, tai yra tik variklis galios elementas su aušinimo tepimo sistema ir visa elektronika. Ir šie varikliai yra veikiantis, mokiniai atlikę jų sekančiame etape užduotis, prieš paleidžiant, užvedant, patikrinus mokytojui, tas variklis turi veikti. Ir po kelių užduočių atlikimo vėl atliekami techninės priežiūros aptarnavimo darbai, kaip alyvos keitimas ar kitų elementų patikra.
mokytis niekada nevėlu. Mokausi, kai ten atlieka dabar testą, tai aš irgi mokausi ten žiūrėdama mokiniams per petį. Praktinių pamokų metu privaloma dėvėti darbo rūbus. Prašau. Viskas turi būti tvarkingai. Nepasiruošusi? Aš šiandien atėjau tik pasivaikščioti į paskaitas, jau kai ateisiu į paskaitas, į pamokas, tai tada jau ir apsirengsiu taip kaip mokiniai. Einam toliau pasižvalgyti. Ir atėjome į važiuoklės remonto praktinio mokymo dirbtuves. Spėjau paskaityti atidarydama duris, kur mes čia patekom. Ir čia matom, irgi darbas vyksta. Kažkas pametė įrankį. Kažką pametė, taip. Kažkas pametė įrankį, bet nieko, matau, kad viską rado. Šita auditorija tokia pas mus žemiška, tai yra daugiausia darbų atliekama servizuose susijusi su tuom, ką čia mokinam. Tai viskas, kas apjungia automobilio važiuoklę, pakaba, ratai, jų balansavimas, montavimas, taip pat vairavimo sistemų remontas ir stabdžiai. Visa sauga su stabdžiais, stabdžių trinkelių keitimas, jų pririšimas elektroniniu būdu ir kiti darbai. Tai turim šiuolaikišką įrangą, ypač ratų geometrijos nustatymo ir reguliavimo, tai tikrai turim ką išmokinti. Eina pažiūrėti, ką jie čia truputėlį daro, mes gal labai netrukdysim iš šono, kažkaip pažiūrėsim. Kas čia vyksta dabar? Šiuo metu šiam automobiliui yra nustatinėjama, prieš tai galbūt nustačius ratų geometriją, yra reguliuojami tam tikri išvirtimo kampai, arba suvedimo čia bus, sunku man pasakyti dabar iš toli, bet kai kuriuose automobiliuose, ne visuose, bet ypač 4 varomųjų ratų automobiliuose, galiniai ratai irgi turi tam tikrus reguliavimo kampus, tai juos pagal specialiai programoje nustatytus parametrus reikia išstatyti taip, kad automobilis važiuotų dinamiškai, nebūtų jokio arba natūralus tik tais padangų dėvėjimasis, dilimas ir automobilis atitiktų savo tos techninius parametrus pagal užduotą gamintojo techninę specifikaciją. Tai šiuo atveju patikrinus visus laisvumus pakabos, visus tos pirminius darbus ir atlikus geometrijos ratų patikrą, atliekamas būtent reguliavimas. Mokytojai iš anksto prieš tai praėjus visą teorinę medžiagą, susipažinus, kam to reikia, kaip tai atlikti, formuoja užduotį preliminariai, pakeitę vieną ar kitą kampą neteisingų ir mokiniai turi atrasti, kas yra blogai ir tai suremontuoti, tai yra sureguliuoti. Aš žinokit, klausiau jūsų ir aš matau, kas ten yra ant sienos užrašyta. Aš suprantu, kad jūs jau savo studentus, einamą operatorių, jau mokinat iš karto labai tvarkos, nes yra čia jau taip griežtai parašyta, sutvarkome, sudedama pagal dydžius įvorės po darbo, arba neliečiame. Tai tvarkos tikrai mokinat, nes tvarkos paskui reikės irgi dirbant darbe, tai taip kažkaip kažkur negali būti. Čia jau po viso darbo atlikimo, čia reikia dar susitvarkyti kažkurį laiką. Tikrai taip ir netgi prieš atliekant kažkokius darbus, įmant įrankius naudoti vienus ar kitus, reikia juos patikrinti, ar jie tikrai tinkami tam naudojimui, ar nebuvo jie prieš tai dirbusiųjų apgadinti, ar netyčia nepastebėti įtrūkimai ir po darbų atlikimo būtinai susitvarkyti. Ir ypač labai svarbu pačio automobilio apsauga. Mes turim specializuotą mokymo priemonę, būtent sukurtą tam, kad transporto priemonių elektronikos specialybės mokinius galėtume mokinti prieiti prie tam tikrų sistemų, remontuoja techniškai, prižiūrint hibridinius automobilius. Ir šis automobilis yra paruoštas būtent taip, su įvairių komponentų nustatymų išvestimis iš valdymo modulių ar blokų. Ir kiekvieni atskiri komponentai dar turi tam tikras lygiagrečias išvestis su tam tikrais žymėjimais, taip, kurie sistemoje tokioje kaip mokomoji platforma Elektude
yra susijęti su specialia programinė įranga mokymo, taip, ir mes, kurdami užduotis, galim ir teorinę dalį, ir praktinę dalį labai susiję tarpusavėje, kad mokiniai nuo pat pradžių iki pabaigos užduoties atlikimo žinotų visus niuansus, visas subtilybės. Yra sumažinta įtampa, kuri standartiškai šioje baterijoje generuojama 3 kartų aukštesnė negu dabar mokymo tikslams, tam, kad būtų saugus mokymas šitą transporto priemonę. Beje, tai yra hibridas pluginas, taip, su galimybė pakrauti atskirai ir važiuoti tam tikrą kilometrų skaičių vien tik tais elektra. Ir šis modulis, mokant su šiuo automobiliu, yra labai svarbus ir šiuolaikiškas. Matau, net pamokos tema, tai pagal tai jau galiu atspėti, kur mes atėjom uždegimo sistemų sandarą, mes čia atėjom ir apie tai šiandien čia pamokoje ir mokysimės, man atrodo, taip? Taip. Dabar mokytojas kaip tik ruošiasi pamokai, kuri vyks popietiniai dalyje. Mes mokinius kviečiam ir į popietinę dalį pamokas. Tai mokymas vyksta centre gan ilgą laiką, nuo 8 ryto iki maždaug 9:30 vakaro. Tai skirtingose grupėse. Tai, kaip minėjau ir anksčiau, turime mes specialią mokomąją programą, interaktyvią mokomąją programą, kurios pagalba mokytojas žymiai aiškiau, išsamiau ir greičiau išaiškina mokiniams, kaip veikia sistemos, kokie yra tipai, kokios konstrukcijos, sandara. O kas čia vyksta? Čia, žinokit, yra būtent tos žvakės. Tai yra kibirkšties uždegimo metu. Taip, tai yra uždegamas mišinys iš benzino ir oro. Tai čia tai, kas matosi čia ekrane, mes matome čia girdim. Tikrai taip. Aš jau kiek atsimenu, tai yra transporto priemonių remontininkai, dirbantis su kėbulais ir taip pat... Su automobilių įranga ir taip pat automobilių kėbulų remontininkai dirbantis su kėbulais. Ir dar mes buvome vienoje auditorijoje, kur yra dirbama su elektra. Tai kas dar yra pas jūs mokoma? Mes taip pat mokinam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojus būsimus ir traktorininkų kategorijas tam tikras. Tai R1, tai R2, SM, CZ berods kategorijos. Tai dar viena programa, jinai gan nauja, jai yra berods tik tais porą metų, tai krovininio transporto priemonių remonto specialistas. Tai tokia yra kita niša, šiek tiek su sunkesniu transportu negu lengvieji automobiliai. Ir ta specialybė, jinai pakankamai šviežia ir mes labai tikimės, kad jinai tikrai bus populiari ateityje. Ir mes taip pat ruošiam dar vieną įdomią programą, tai bus nekėbulinių transporto priemonių remonto specialistas ir bus susijęta su motociklais, motoroleriais, dviračiais, keturračiais ir kitom transporto priemonėm, kurios neturi kėbulo. Ir čia jau kvapas išduoda, kur pakliuvom ir matom jau ir vaizdu. Tai čia turėtų būti švariausia, nė dulkelės jau šitoje erdvėje neturėtų būti. Kaip čia pasakius? Gali nukristi tos dulkelės paskui ant nudažyto kėbulo. Taip, bet tai yra aktualu ne šitoj patalpoj, o būtent štai joje. Eime pasižiūrėsim. Šita patalpa yra skirta daliniam automobilio dažymui, visam arba atskirų agregatų. Tai yra variklio dangčio, durų, sparnų ar kitų kažkokių tai elementų, tų pačių bamperių apsauginių. Tai čia jau yra šita specialybė, kurioje reikia tikrai daugiausiai kruopštumo, to budrumo, nes čia jau darant visą darbą, jau net ir menkiausia klaida jau reikalaus perdaryti tą darbą. Tikrai taip. Dažniausiai yra taip, ypač mokantis mes dažnai matome tam tikras klaidas ir per klaidas jau šitoje vietoje mokiniai kiekvienu atveju vis kartodami procedūras vieną po kitos išgauna reikiamą efektą, išlavina tą gebėjimą ir ranka laikydama pulverizatorių arba dažymo pistoletą jau pradeda jausti, kokiu atstumu laikyti, kokiu kampu, kaip stipriai spausti padavimo
jungiklį išpurškiant dažus ar tai laką. Aš paprastai paklausiu jūsų, tai dabar tas mokymosi procesas vyksta, tai paima kažkokią automobilio detalę, dureles ar bent kažkokį kapotą. Ir dažo nepavyksta šveičia, dažo nepavyksta šveičia, dažo nepavyksta šveičia ir taip kartoja veiksmą tol, kol išmoksta, kaip reikia viską tinkamai padaryti. Čia paprastuoju būdu. Iš esmės taip, tiesiog tų procesų yra ne 3 ir ne 4, o žymiai daugiau. Pradedant nuo paviršiaus parašymo, jo nuriebalinimo, tada grunto antikorozinio užpilimo, paskui glaistimo, gruntavimo, tada grunto šveitimo, prieš tai glaisto dar susmulkinimo prieš gruntavimą, tada jau pigmento uždėjimo pačios spalvos ir lakavimo dar 2 ar 3 sluoksniais, priklausomai kokie dažai naudojami. Tai čia yra prieš paskutinį, čia yra nudažyta, dar nelakuota? Čia yra palakuota, bet nėra tobulai tai atlikta, nes matom tokią lengvą banguotumą, kuris reiškia, kad yra nepakankamai lako sluoksnis yra uždėtas. Bet gal vis tiek einam mes jau iš čia, nes žmogus tiek įdėjo darbo, tiek sluoksnių padaryti ir mes čia taip aplink vaikštom ir dulkės keliam, tai gal nereikėtų? Jeigu dar ten buvo kažkokie įrenginiai, kurie tarnauja ilgą laiką, čia yra dažai. Ir kaip jau ir sakėt, vieną kartą dažius gali būti, kad nepavyks, tai dažai, gruntas, lakas, tai kainuoja tikrai daug. Ir čia jau turbūt irgi neįmanoma kažkaip pataupyti, ar įmanoma? Mes turim tokią unikalią galimybę. Sudarėm sutartį su partneriais, kompanija AIPA, kuri turi vieną iš savo veiklų, yra dažymo medžiagų ir priemonių galimybę tiekti mūsų mokyklai. Ir mes tas priemonės puikiai naudojame mokymo procese ir tai labai padeda. Mes galim žymiai daugiau atlikti operacijų susietų su dažų parinkimu, su dažymu, su lakavimu, šlifavimo medžiagų naudojimu ir visa kita. O tai mokiniams nieko nereikia pirkti patiems? Jie čia, kai ateina, jie gauna visas 100%? Taip. Ką reikia mokiniams įsigyti, tik spec aprangą. Atėjome ir pas jus į pamoką, tai aš matau, kad šiandien mokinsimės vidaus degimo variklių mechanizmo elementų keitimą, derinimą ir reguliavimą, teisingai? Taip. Pasiruošiu pamokai, žinau pamokos temą. Tikrai taip. Kaip vyksta tos pamokos pas jūs, ko jūs mokote čia mokinius? Konkrečiai aš mokau šiose dirbtuvėse, kaip remontuoti, diagnozuoti vidaus degimo variklius. Tai konkrečiai čia, jeigu dabar pasižiūrėtume į šitus mokinius, tai jie matuoja cilindrų kompresiją ir matuoja cilindrų sandarumą. Tai to reikia, kad įvertint pačią vidaus degimo variklio techninę būklę. Kaip jūs matote visą populiarumą tokios specialybės bendrai transporto priemonių tvarkymo, remontavimo? Daugėja norinčių ateiti ir profesionaliai išmokti tai daryti, ar kažkaip panašiai čia jau keliarius metus? Pas mus visada tų mokinių, kaip ir būna, nestinga mes tų mokinių. Bet aš manau, kad ateityje tas populiarumas šios specialybės tikrai turėtų galbūt padidėti, nes, taip sakant, tie nauji automobiliai nepasižymi labai dideliu patvarumu, lyginant su senais automobiliais ir tų konkrečiai, jeigu su mano moduliu susijusių darbų, kurie būtų susijęs su vidaus degimo varikliais, ateityje gali būti daugiau, jeigu neimsim į tai, kad daugėja ir tų elektra varomų automobilių. Gal galim truputėlį prieiti prie kažkurių studentų ir pažiūrėti, ką jie ten daro? Šiuo metu tai jie bando išimti uždegimo žvakes. Galim pabandyti jiems tai padėti padaryti. Ir lygiai taip pat kaip ir su to motoru, ant šito variklio reikia nustatyti jo techninę būklę, pamatavus šio motoro cilindrų kompresiją ir cilindrų sandarumą. Ir tokiu būdu mes galim nustatyti, ar tas motoras dar
tinkamas naudoti ar netinkamas, bet kuriuo atveju tai yra tik tai toks pradinis nustatymas, kuris iki galo nenusako, ar tai bus geras variklis ar ne, bet tai yra tokie atskaitiniai taškai, nuo kurių galima atsispirti, darant tolimesnius diagnostikos žingsnius. Tai jūs šią vieną padėjote išimti, o toliau dar yra čia dvi. Dar Dvi dvi liko liko. dar. Aš noriu irgi pabandyti. Reikia, taip dabar reiktų paspausti iš viršaus. Vat. Ir spėjimo būdu reikia patraukti viršų, jeigu visas bus. Ne. Va, gerai, liko. Va, jinai liko čia. viskas. Ai, Čia jau, specialiai čia. galvoti, kad nereiktų po to ten nuskrapštyti rankomis. Čia išsiema, ne? Jo, Kažkaip. po to jau reikia panaudoti šiek tiek jėgos, kad ją iš tenais ištraukti. Nebūna taip, kad jūs ne tik sugadinat kaip mokytas, bet jo ir paslėpėt kokį įrankį. Aišku, kad būna. Ir paskui iš Būna, jeigu varžtelių va čia būna primėtę, tai galima visada dadėti daugiau, kad po to galvotų, iš kur tas likęs varžtelis. Ir atėjom į dar vieną jau turbūt paskutinę auditoriją ir mes matom visiškai kitokias transporto priemonės negu prieš tai. Taip, jūs matot ir keturatį, ir motociklus, motorolerius, ir dviračių, net paspirtuką. Net paspirtuką. Taip. Ir juos bendras dalykas jungia visus. Šios visos transporto priemonės neturi kėbulo. Ir šios praktinio mokymo dirbtuvės būtent ruošiamas naujai programai, kurią mes tikimės įgyvendinti jau šiais metais kalendoriniais arba kitais mokslo metais ir po truputį tam ruošiamės, kad galima būtų gauti licenciją būtent šios programos įgyvendinimui. Ir šita programa pakankamai perspektyvi, turi savo nišą Lietuvoje, yra servizai, kurie specializuojasi būtent šių transporto priemonių remonte ir techniniai priežiūrai, kitigi pritraukia tas transporto priemonės prie lengvųjų automobilių. Bet matome, kad tai reikalinga ir tai tikrai bus. Ir tokių specialistų turėsime būtent specializuotų šios įrangos remonte, šių transporto priemonių remonte. Atėjo nuo to, kas yra vykdoma, kur vyksta pamokos, iki to, kas planuojama ir turėtų būti. Tai belieka laukti rugsėjo, bet man atrodo, pas jūs priėmimas vyksta ne tik vasarą, ne tik rugsėjai prasideda nauji mokslo metai, ar teisingai žinau? Taip pat būna žiemos priėmimas ir šis laikotarpis yra jau tas, kuriame visą tai prasideda. Ir mes labai tikimės, kad mokiniai ateis ir pasirinks mūsų mokyklą ir šiuo papildomu žiemos priėmimu. Tai ir aš galiu turbūt irgi rašyti, jeigu jau dabar susigundžiu žiūrėdama, priimsit mane. Tikrai mes priimsim, jeigu jūs atitiksite reikalavimus programą, stojimui į programai. Manau, kad taip. Gerai, ačiū Jums, kad aprodėte mokyklą savo. Dėkui Jums labai. Ačiū, kad pasivaikščiojote kartu. Na, mes su komanda keliavom ieškoti kitų durų, į kurias pasibelsim ir paklausim, ar galiu užeiti.